Labas, Miroslavai. Panašu, kad mes su tavimi esame eteryje. Valio. Man patinka tas mygtukas on air. Jo, on air, tuoj dar aš pasižiūrėsiu kartu per tą sekundę vieną, nežinau, galbūt, va, tai pasižiūrėsiu, mes esame on air ir Instagram'e, viskas, galime pradėti mūsų pokalbį. Tai sveiki visi tie, kurie esate su mumis šiuo metu. Ir šiandien mes kalbėsim apie tokį labai įdomų dalyką, kuris galbūt kartais yra atsitikęs ir jums. Ir toks klausimas yra, kiek kartų jūs esate grįžę iš mokymų, pilni naujų idėjų, kažkokių užrašų, įžvalgų, ten ketinimų, tuoj, kai aš dabar nuo rytojaus, kaip aš pavarysiu, kaip aš viskas, kaip pas mane pasikeis. Ir taip nepastebint žingsnis po žingsnio, pamatote, kad po kokių 2 savaičių viskas grįžta ir viskas yra taip, kaip buvę. Ir šiandien mes šitame live pokalbėje kalbėsimės būtent apie tai. Apie tą atstumą tarp to, ką vadovas išmoksta ir tarp to, kas realiai pasikeičia komandoje. Ir šiandien live pokalbė yra kartu su mumis mano nuostabi kolegė Aida Akstinienė. Jūs jau ne vieną kartą jau ją girdėjote, nes jinai yra būtent ir šito formato bendra savininkė, tiesiog mes dažniau su Brigita kalbamės. Va, ir tada, Aida, gal keli žodžiai apie save, nori pasakyti kažką? Ačiū, Miroslavai, kaip taip miela širdžiai, kaip čia pristatai. Aš jaučiuosi čia jau irgi apšilusi kojas ir pakalbėjusi ir su jumis, ir tryse kalbėjomės, ir dviese, tai tiesiog sveiki visi dar kartą. Man tikrai smalsu pačiai, aš laukiu šitos temos, nes jinai yra arčiau mano galbūt srities, nes kaip ir matot, čia integruoto augimo coachingo specialistė, kas tai yra, bet tai yra tikrai ir apie mokymasi ir apie būtent, gal pavyks šiandien irgi kažkiek daugiau perteikti ir tos filosofijos, kad tas mokymasis nėra linijinis ir jis tikrai yra kaip sėja, pasėjo, paskui žiūriu, kas išdygsta. Tai man džiugu, Miroslavai, kad pasikalbėsim apie tai šiandien ir gal nori, kad tave pristatyčiau, ar pats prisistatysi? Nežinau, aš kaip po to, šiaip labai gerai, pristatyk, iš tikrųjų labai smalsu. Tai world famous, žymus Lietuvoje ir pasaulyje executive ir team coach, tai yra vadovų ir lyderių ir komandų coachingo specialistas ir ne tik. Manau, kad tu tikrai, tai yra tik vienas iš tavo vaidmenų ir tas titulas yra tiesiog palengvinantis atpažįstamumą, bet tai, koks žmogus slypi už šito titulo ir koks potencialas ir koks irgi smalsumas ir įdomumas man į tave yra nesibaigiantis, tai kviečiu irgi klausantis šio pokalbio. Tikiuosi, kad mums pavyks perteikti tą, ką dabar čia, kuo dabar dalyvaus, tai lašelį tos savasties gal ir perteiksim, ar netiesa? Tikrai taip ir kažkur yra Brigita dar, šiuo metu šiandien nesu mumis, bet galbūt tokį trumpą anonsą padarysiu prieš judant temos link, kad mes ką tik grįžome iš Tarptautinės coachingo federacijos pasaulinės konferencijos Converge, kuris šiemet vyko Paryžiuje ir mes ten praleidome mažiausiai 4 dienas ir tikrai turime tokių ir įžvalgų ir naujienų, apie kurias mes matyt artimiausiu metu padarysime atskirą mūsų susitikimą, susijungimą ir galėsime visi bendrai padiskutuoti apie tai, o kokios yra tendencijos, kokios naujovės, apie ką galvoja tie mąstytojai, kurie kūrė ir plėtoja patį coachingą, ar ne? Coachingą kaip mąstysena, kaip pasaulėvoka ir kaip įrankių visumą taip pat. Va, tai grįžtant dabar prie šiandien, pirmas dalykas, ko man norisi taip labai knieti paklausti dalyvių, jeigu mus netyčia, o galbūt ir tyčia, kažkas girdi ir kažkas mato, būtų labai gerai, jeigu jūs komentare, čate parašytumėt, kad jūs mus girdite ir matote, kad mes tikrai žinotume, kad mes čia nedviese tarpusavėje kalbam, kas irgi būtų, kaip ir labai faina, bet iš principo būtų geriau, kad mūsų būtų daugiau. Va, ir kaip tik matot, ir kaip tik Brigita ir parašė, kad jinai yra kelyje. Bet Brigita,
tu parašai, tai reiškia, išgirdai mus ir tikėtina pamatėjai, geriau jeigu tik išgirdai, nes kelyje vairuok saugiai. Ačiū tau labai, kad esi su mumis. Ir mūsų tema šiandien tokia, kaip mes jau tokia introje ir padarėm, ar ne? Tai yra apie tą atotrūkį tarp to, ko mes išmokstame ir tarp to, kas realiai atsitinka, arba koks pokytis atsitinka mums grįžus atgal į organizacijas. Ir Aida, mes ten buvom su tavim sudėlioję tokius 3 klausimus. Ir pirmasis klausimas yra toks filosofiškas, toks, kodėl komanda mato tai, ko vadovas nemato apie save. Man tai yra iš tikrųjų toks kaip ir diagnozės klausimas ir atpažįstamumo klausimas. Ir ką mes jame norėtume įvardinti? Taip. Taip, Miroslavai, ir sveiki, kas matot ir girdit, ir ačiū Brigitai, kad Ir Jolanta irgi sako, mums matom ir girdim, ačiū labai už jūsų reakcijas, puiku, važiuojame toliau, fainai. Ir beje, kadangi jau tave pertraukiau taip nemandagiai, tai galiu matyti ir tada pratesti, bet kurio momentu, bet kokią akimirką, jeigu jūs norite paoponuoti, jeigu nesutinkate, jeigu sutinkate, jeigu turite klausimą, jeigu turite įžvalgą, komentarą, būtinai parašykite, mes iškart sureaguosime tai, ką jūs sakote, nes pokalbis yra gyvas, tai kitaip tariant, live transliacija, čia nėra pokalbio įrašas, ar ne? Tai Aida, atleisk, kad tave pertraukiau, pargrąžinu atgal. Tai čia kalbamės, nedarom kažkokio kito formato. Aš, tu taip įvedai ir galvoju, tikrai dar noriu žingsniuką dar atgal šiek tiek iš šitoj temai, nors tu jau ir įvadą padarėjai, apie ką kalbėsim, nes man tikrai atrodo tema tokia sena kaip pasaulis, nes tiesiog labai aktuali, tiesiog tokia kasdienybiška. Ir man norisi, pažiūrėk, kaip tau skamba, pasikalbėti tokiais iš 2 gal pusių, kaip tiesiog ta praktinė pusė, kas vyksta, apie ką mes čia iš vis kalbam, kaip tai atrodo, kaip yra tie nauji įrankiai, jo sena mąstysena, gal tikrai ir tavęs pasiteirausiu ir pati pasidalinsiu, ką pastebim, dirbdami su komandom, kokie tie praktiniai pavyzdžiai, kaip atrodo tos situacijos, ir tada norėtųsi ir tą antrą dalį, jeigu pavyks čia mes taip atskirsim, jeigu ne, gal integruotai pasidalinsim, tai ką daryti, kad veiktų, kokie mūsų matymų yra, kas padeda, kokia pagalba. Ir dar buvau galvojęs, gal 3 dalis tie klausimai, bet tu puikiai čia pasakai, kad klausimai tai turi būti ne 3 dalis, o integruota dalis. Taip. Tai ir noriu kažkaip kiek tau skamba su tuo ir pradėti. Tai kaip atrodo, apie ką mes čia kalbam, kokie tie nauji įrankiai, sena mąstysena, kaip tas matosi komandose, organizacijose, kaip šitą. Žinai, tai pirmas dalykas, kurį norisi pasakyti, tai yra tai, kad aišku, kad čia yra kalba apie atotrūkį, ar ne? Tai dar kartą norisi įsivardinti. Ir man atrodo, kad atotrūkis yra pakankamai toks akivaizdus ir paprastas, bet mūsų ne visuomet suvokiamas. Ir atotrūkis yra tarp to, ką vadovas girdi, nes grįžęs iš bet kokių mokymų, bet kurių vadovas girdi tą savo nuoširdžią intenciją. Aš šiuo metu būsiu kažkoks tai kitoks. Ir tarp to, kas komanda mato. Vienoj pusė yra intencija, kitoj pusė yra realus elgesys. Ar ne? Ir atotrūkis ir būtent yra tarp to, tarp intencijos, kaip turėtų viskas būti, ir tarp to elgesio, kaip realiai man pavyksta, kad tai būtų. Ir žinai, ir kalbant apie realias situacijas, tai daugumą tų situacijų tokių, mes esam kalbėję ir kitose mūsų susijungimuose, man tai susidėlioja tokį labai paprastą tokį pavyzdį. Ar ne? Tai yra, vadovas ateina į pokalbį, kurį galvoja, kad ves naudodamas kokį nors su coachingu susijusi įrankį. Pavyzdžiui, GROW modelį. Ar ne? Tai yra spręsti kažkokią konkrečią situaciją, vadovaujantis tam tikrą 4 GROW modelių žingsnių metodiką. Beje, mūsų kolegė Brigita yra sukūrusi įrankį ir jeigu jūs užsuksite ten pas ją į puslapį, tą įrankį galėsite pamatyti. Ar ne? Bet įrankiai yra atviri klausimai. Bet vadovas ateina su aiškia intencija, kad jisai jau žino, kokia yra tikroji to žmogaus problema ir koks yra tikrasis sprendimas. Ir tuo metu vadovas, naudodamas klausimus, galbūt šiek tiek
kartais neįprastai negu būna, ar ne, kur direktyviai galima kažką pasakyti, bando to žmogų nuvesti link to vienintelio teisingo atsakymo, su kokiu jisai atėjo savo galvoje. Ir tai yra, kaip pasakytų jauniausia karta, Captain Obvious. Ir tai yra akivaizdu. Ar ne? Tai vadovo intencija iš tikrųjų yra gera. Ar ne? Ir įrankis atpažintas. Bet mąstysena, ar ne, atspindi seną, arba tiksliau, elgsena atspindi tą mąstyseną, kuri yra nepasikeitusi, kad aš turiu sukontroliuoti. Ašgi žinau, kaip jį reikia pagydyti. Tuoj aš jai pasakysiu ir viskas jinai sutvarkys ir taip toliau panašiai. Ar ne? Ir tai yra ta standartinė situacija, kokia atsitinka, kad mes puikiai žinome, ką dėrėtų daryti kito žmogaus vietoje, jeigu to kito žmogaus vietoje būtume mes su savo patirtim, sąmoningumu ir viso kito. Bet tas mūsų komandos darys nėra aš. Nesu aš. Ar ne? Ir jo mąstymas, jo apribojimai, jo patirtis yra visiškai kitokia. Tai vat mes pasimetam tame atotrūkyje, man atrodo, labai dažnai. Ir dėl to ta komanda tą disonansą pajaučia ir pamato. Ir mes taip šaržuojam po tų mokymų, ten būna taip, kad ateina tas vadovas, dar be perspėjimo, ar ne, nes rekontraktingo neįvyko. Tai yra, kitaip tariant, vadovas grįžta po mokymų ir visi tikisi, kad kaip anksčiau viskas vyko, taip viskas vyks ir toliau. Nieko niekam nepasako ir pradeda taikyti kažkokius visiškai kitokius stilių metodus. Ar ne? Arba kažkokias pasiekmes už tai, kad kažkas nevyksta taip, kaip buvo. Ir komandoje kyla kažkoks natūralus erzuliukas, nes anksčiau man nereikėjo to daryti ir man už tai nieko nebuvo arba buvo viskas gerai. Dabar iš manęs reikalauja kažką mąstyti, galvoti, klausimus atsakyti, atsinešti klausimus, kas čia per nesąmonė. Bet tada kažkokia akimirka, kadangi ne pirmi mokymai, kur vadovas išvažiavo, ne pirmoji konferencija, galvoja, nieko tokio. Maks 2 savaitės. 2 savaitės ir viskas grįš į tą pačią vagą, kaip viskas buvo. Dabar reikia paremti tą vadovą arba vadovę, šiek tiek pažaisti tą su ją arba su juo tą žaidimėlį, vis tiek po to viskas grįž taip, kaip buvo. Ar ne? Bet jeigu vadovas išlaiko tą kryptį arba vadovę, ar ne, ir tas pokytis vis tiek, toliau vyksta, ar mes pakalbėsim, ko jam reikia, tam pokyčiui, toliau tikiuos, ar ne, tai natūraliai pas dalį komandos narių kyla ir zuliukas. Nes aš tai galvoju, kad čia yra laikina, mes šiek tiek čia pažaisim kažkokį žaidimėlį, naują metodžiuką, kažkokį išmokę klausimėlių ir viskas grįž kaip yra buvę. Ir jeigu negrįžta, pradeda atsirasti įtampa. Ar ne? O įtampa dėl ko atsiranda? Nes jeigu visi galvoja, kad grįžta kaip buvę, tai reiškia, kad man keistis nereikės kaip komandos nariui. Man elgsenos keistis nereikės. Pažaisim ir grįšim atgal. Ar ne? Tai tiesiog pažaidimas. Ar ne? Bet jeigu aš matau, kad negrįšim atgal, tai reiškia, kad realiai aš turiu keisti irgi savo elgseną. Tam, kad pakeisti elgseną, tikriausiai turėsiu ir pakeisti tam tikrus dalykų supratimą, ar ne kažkas susijęs su mąstysena. Ir tai reiškia, jau lipti iš dabartinės zonos, kurioje aš kažkaip tų pagalvėlių prisidėjau, man tame diskomforte jau yra komfortiška, jau viskas yra gerai, smilkaliukai uždegti, neidealu, bet pažįstama. Ar ne? Ir tada ta kyla elgsena, nes natūraliai, jeigu organizacijai arba komandai pasikeičia vadovas, pasikeičia, tai reiškia, pasikeičia raiška kažkokia, tai yra to reiškia elgsenos, kažkokie kitokie veiksmai. Kas atsitinka dėl mąstysenos pokyčių, aišku, tai natūraliai pasikeičia komanda. Jeigu mes dirbame, kaip mes dirbame coachingo mokymuose, ar ne, jeigu mes dirbame su visos organizacijos vadovų komanda, tai nuraibuliuoja arba turi nuraibuliuoti per visą organizaciją. Tai reiškia, jeigu pasikeičia vadovas, arba vadovai organizacijos, tai visa organizacija turės keistis. Ir natūraliai tame atsiranda tas pasipriešinimas. Tai žinai, tai dar toks šiek tiek papildomas aspektas, kodėl iš pradžių tu grįžti po tų mokymų ir atrodo, kad viskas paeina taip sklandžiai, viskas kaip sviestų patepto, o po to po kurio laiko matai, kad atsiranda tas pasipriešinimas. Tai neretai jisai susijęs būtent su to, apie ką mes ką tik su tavim kaip ir pakalbėjom. Ką tu? Puikiai, Miroslavai, tiek minčių sukėlei, tai tikiuosi įdomu kaip ir klausytojams, nes jeigu jau man iš čia kilo klausimų, tai jeigu jums irgi kyla, tai parašykit.
Ir klausimų, ir tokių paantrinimų, taip. Arba po oponavimo, aišku, irgi būtų fainai išgirsti. Ir, žinai, taip įsiminiau, kaip sakai, vat, kad kokia intencija vadovo, kaip jisai, žinai, irgi nori tam klausysiu vat, komandos ar dabar lauksiu iniciatyvos. Tai tiesiog irgi savo priminimas toks, kad apskritai mes savo poveikį aplinkai ar kitam asmeniškai dažnai matuojam per intenciją. Kokia intencija ir to tokio aklumo savotiško yra, nes aplinka tai tą poveikį matuoja pagal patirtį, kokia jinai vyksta su žmogum. Ir va čia irgi to atotrūkio būna, kad mano intencija tai pati geriausia, nu iš kur tie pasakai gerais norais ten kelias į pragarą grįstas ar kažkaip. Bet tikrai tas atotrūkis jaučiasi net čia, nes pažiūrint ir į paprastus pavyzdžius, vat, ką tu ir sakai, vadovas grįžta po mokymų, sako, dabar vertinsiu visų nuomonę, labai svarbi visų nuomonė, tiesiog bus tas išsakymas, visus perklausiu, kad visi išsakytų, ką jie mano tuo klausimu. Atrodo, padaro tą A, bet B padaro iš seno įpročio, nes padaro tą A, tą punktą, jau paklausė iš tikrųjų, tai kaip jūs manot, galimai kažkur, kai sutrigerina, kai pradeda manyti darbuotojai ar kažkuo dalintis, juk įvairių tų nuomonių yra. Ir kažkokia automatinė reakcija įsijungia, pradeda vadovas gintis, galbūt pasiaiškinti, gal kažką tai dar racionalizuoti ant viršaus sakyti ir atrodo A ir jau B. Nu, tas toks atrodo, vat, viena dalis yra, bet antra iš seno. Arba labai dažnas, bet jau aš gal pastebiu, nežinau, apie tokią kontrolę, nes vadovams tikrai su to kontrolė yra dalykų, kaip noriu savarankiškesnės komandos, noriu iniciatyvos, irgi jau iš mokymosi išmokau, kaip uždegti komandą, kaip tą iniciatyvą kažkaip ištraukti. Ir sugalvoju interakcijų, sugalvoju gal susirinkimus kitaip vesti, bet irgi tik tai A toj daly jau viskas atrodo, jau tikrai vat galima. Ir tada, jeigu įsijungia tas sena mąstysena, tas automatizmas B, noriu kontroliuoti iš tikrųjų, noriu, kad pagal mano standartą padarytų tą iniciatyvą, parodytų. Tai vat apie tą atotrūkį, nes kodėl, kaip ir sakai, irgi dar paminėjai tokį žodį, kur linksėjau galvą, pažįstamumas, nes, tiesiog čia tokia biologija mūsų smegenų, kad pažįstamumas yra saugiau, atpažįstamumas. Atrodo, tas senas būdas, gal jis ir neveikia, bet jis yra pažįstamas ir saugus. Tai labai lengva jį tiesiog, net aš manau, kad dideliu dalimi net nesąmoningai nuvairuojam. Jo, tai žinai, atleisk pertrauką, man atrodo, kad galim užfiksuoti, ar net tą, ką mes matom ir tą, apie ką buvo mūsų tema, tai yra pagrindinis dalykas tarp to, kad aš jaučiuosi fainesnių vadovų, labiau įtraukių ir visa kita, bet gali būti, kad mano elgsenoje to matosi žymiai mažiau negu aš tikiuosi, arba negu aš sąmoningai ten kažkaip tai planuočiau, kad to matytųsi, arba matosi labai fragmentiškai, ar ne, vienoje daly kažkas tai matosi, kad aš jau čia tokį klausimą užduodu, o po to kažkokio kitą akimirką aš grįžtu į savo seną režimą ir aišku, kad nemažai tų senų režimų, kadangi mes kalbame apie vadovavimą coachingo stiliumi, tai yra susijusi su ta kontrolė, ar ne, su ta mikrovadyba ir su kontrolė kaip pagrindinė tokia prieštara tam mūsų propaguojamom vadovavimo coachingo stiliumi ir tai programai. Ir žinai, man atrodo, kad kai tu kalbėjai, kad tu praktiškai mus privedė ir prie to antro aspekto, ar ne? Na, o ką reikia daryti, kad tie nauji įrankiai pradėtų veikti? Ir žinai, ir man čia iškart kyla toks klausimas arba tokia įtampa. Nes dažniausiai, kai mes judame į mokymus, mes kažko pridedame į savo tą krepšį. Ar ne? Dar vieną įrankį, dar vieną metodiką, dar vieną instrumentą, dar vieną klausimą, dar vieną būdą užsičiuopti ir patylėti, kai užduodi tą klausimą, ar ne, ten dar kažką tai. Ir žinai, ir iš karto automatiškai tokia, ir tas vadovas gyvena ir taip, tempas didelis, pokyčiai, neapibrėžtumas ir visa kita, ir atrodo, kad tai yra daugiau. Ar ne, natūraliai, kad, ta prasme, ko reikėtų daryti, kad nauji įrankiai pradėtų veikti. Atrodo, kad reikėtų daryti kažko daugiau.
Ir čia aš noriu, ir visą laiką vadovams sakiau, ir mes tuose mūsų mokymuose apie coachingo stilių tą akcentuojam, kad dažniausiai kontraintuityvu tai atrodo yra, bet dažniausiai reikia daryti mažiau. Ne daugiau. Reikia daryti mažiau. Ir tada yra tokie 3 pagrindiniai kandidatai, kuriuos aš išryškinu, apie tai, ko reikėtų daryti mažiau. Bet prieš tai tą palyginti su to daugiau, kaip yra. Pagrindinis dalykas, kuris trukdo, tai yra tokias kontrolės mąstysena, arba mąstysena, kuri tokia sąlygota to, kad vadovas nori sukontroliuoti. Ne? Ir tai yra tas pagrindinis toks stabdis, kuris trukdo tam coachingo mąstysenai pilnai skleistis organizacijoje ir filosofijai. Ta galima įsivaizduoti labai vaizdžiai. Tai yra lygtais tu važiuoji fainų tokių sportinių, galingų automobilių, bet su visą laiką užtrauktų rankinių stabdžių. Ar ne? Ir tu atrodo automobilis galingas, ir nors ir Hormūzo sąsiauris, bet vis tiek ir degalam pinigų turi, užsipylė ten pilną baką, varai ten kažkur tai kur, ir nuolat, ir žiūri, kad tas spaudė tą pedalą, ir vis tiek važiuoja lėtai. Ir dar ne tik tai gal lėtai, kad jauti, kad kažkas nuolatos vylo, toks degėsių kvapas kažkoks tai yra. Ir čia problemagi pagrindinė nėra mašinoj. Pagrindinė problema yra tame vairuotojui, kuris rankinių stabdžių nesugeba nuleisti. Ir tada ko reikia atsisakyti, tai tokie man 3 iškart kandidatai apie tą mažiau, ne daugiau, mažiau. Dažniausiai tam, kad būtų geresnių vadovų, reikia daryti mažiau. Nes nemažai to daugiau mes atnešam dar iš savo specialistų vaidmens. Tai yra vienas kandidatas numeris 1, apie kurį mes tam kalbėjom, tai yra kontrolė, tai yra poreikis, kad viskas eitųsi pagal mano planą, kuris pas mane akimirksniu atsiranda galvoje ir aš žinau, įsivaizduoju, kaip dalykai turi vykti. Tai yra kandidatas numeris 1. Antras dalykas tai yra greičio. Man reikia, kad viskas būtų išspręsta dabar. Tai čia yra antras toks kandidatas. Ir trečias kandidatas tai yra žinojimo, kad aš turiu arba privalau turėti atsakymą. Tai man apie tai, ką reikėtų daryti ir ko reikėtų mažiau, tai čia yra super 3 kandidatai. Ir aš visą laiką, jeigu reikėtų pasirinkti tarp tų 3 visų, ką aš rekomenduoju arba nuo ko rekomenduoju tą mažiau daryti, būtent nuo žinojimo. Nes tame žinojime yra didžiausia grėsmė, kurią vadovas taip kaip ir jaučia ir dėl ko jaučiasi nepatogiai. Tai yra grėsmė jo tapatybei. Nes dažniausiai vadovas tampa vadovu dėl to, kad jisai žino, arba jinai žino, kaip organizuoti, kaip daryti, kaip planuoti, kaip KPI-sinti, kaip OKR-inti, kaip ten deleguoti, ten dar kažką. Tas žinojimas yra pagrindinis dalykas, kuris mano identiteto dalis, kuri mane nuvedė iki vadovo pozicijos. O čia man reikia žinoti mažiau. Man reikia atsisakyti to dalies žinojimo, kad aš geriausiai žinau, ko mano ten komandos narys nemoka, kodėl jisai taip nedaro, kodėl jisai taip nesielgia, kodėl tas neatsitinka, kodėl komanda neperformina taip gerai, kaip aš norėčiau ir taip toliau, ne? Ir iškart tokia įtampa. Žinojimas man padėjo ateiti čia, kur aš esu. Bet tam, kad čia būti gerų, arba dar geresnių negu esu šiuo metu, man to žinojimo kaip tik reikia mažiau. Ir čia toks, tas sunkus klausimas, kuris yra susijęs su identitetu. Aišku, mes apie tai, kaip ir apie tą identiteto pokytį, mes nemažai tuose mūsų mokymuose irgi dirbame. Ten praktiškai vienas pusdienis yra būtent tiem identiteto klausimams yra skirtas tam, kad tą įtampą galima būtų įsivardinti, nes kai tu įsivardini, jau tu su to kažką gali daryti. Bet kol neįsivardini, tai jinai tokia kaip tas svilėsių kvapas, tas rankinis stabdis, kuris vis yra užspaustas arba nenuleistas. Man atrodo, daug aš čia pasivedė plaukus. Ant pirštų galvoju tą, pasakai tą, galvoju, ką čia dar atsisakyti. Žinai, kaip įvardini kitais žodžiais, atrodo, kad į tą, galvoju, dar statusų reiktų, to tokio įvaizdžio, bet galvoju, gal čia prie žinojimo, to tokio tikėjimo, irgi savo tiesom, čia irgi prie herojaus vaidmens, irgi toks, atrodo, kitokiose savokose, bet man taip irgi užsifiksavo tas, žinai, kad daugiau yra geriau ir kad reikia tarsi sumažinti, atlaisvinti, kas kuria
begalinai didelė baimė, nes apskritai tas mokymosi toks, nu, iš vis tokias praktika, kai mes renkam įrankius, jų netaikom, čia metodų daug žinom, tai yra ta saugumo, progreso iliuzija gal. Progreso iliuzija, mažina nerimą, čia saugiau, jau viskas, jau tokie labai jau su pilnais krepšiais. Tai pabandyk atimti iš žmogaus vieną, antrą krepšį, tikrai kuria baimę, tas tuštuma, tas vakuumas kažkoks. Tai kai tu sakai atsisakyti, taip vardini lengva ranka, žinai, va to reikia atsisakyti. Čia kaip tikrai panašu, nu aš juokauju, nes man irgi viskas tai aktualu, kaip būna tikrai sudėtinga situacija, aš spaudime ir sako žmonės, nu nusiramink, tikrai nekelk balso, arba nusiramink, čia iš serijos, kur nu, lengva pasakyti, bet kaip visą tą atnešti į praktiką, į mūsų kasdienį veikimą. Ir čia irgi mes tikriausiai turim ką pasidalinti ir iš savo, net tiek iš kaip coachingo specialistų praktikos. Nes viskas iki tol, tai aš savo, kaip tu su automobiliu tokią metaforą turi, tai aš turiu tokią su kompiuteriu metaforą, kad nu, gal tiesiog asociacija savaime ateinanti, kad žmogaus protas kaip kompiuteris ar ten smegenis, tai yra, žinai, kaip kraunam tą mokymąsi visai į save metodus, tai tas pats kaip į kompiuterį dedam ten, bet, pavyzdžiui, dabar labai populiaru promptus rašyti dirbtiniam intelektui. Rašom tą promptą, jau ten viską aprašom ir nepaspaudžiam enter. Ir neįvyksta, nu, tarsi niekas neįvyksta. Yra labai gerai viskas paruošta, bet to tokio, vat niekas neišprintino to galutinio rezultato. Žinai, man smalsu dar tavęs paklausti, labai nemažai dirbi su vadovais, individualiuose coachingo sesijose, ar ne, ir man klausimas yra, jeigu tau reikėtų sureflektuoti, ar ne, ir kai tu dirbi su vadovais, tavo nuomonė, vat, ką tu matai, ko dažniausiai tenka atsisveikinti tiem vadovam pirmiausia, ar ne, jeigu iš tų trijų dalykų. Ar apie kontrolę sukiojasi dalykas, ar apie žinojimą, gal apie greitį tų sprendimų priėmimo, ar ne, ar gal dar apie kažką, kaip viskas, na, va, tose sesijose vyksta mūsų pas tave. Manau, kad dėkui už klausimą ir įdomu, iš karto tau į priekį užduodu, kai aš atsakysiu, nes man įdomu, kaip ir pas tave šitas, nes aš galvoju, kad čia iš to, nu, visiškai jokia čia ne statistika nebus, nes tai yra mano patirtis. Patirtis, taip, būtent. Nes kas vat, pas mane supuolė ir koks kritinis kiekis situacijų, tai kaip ir klausai, man tikriausiai atėjo su kontrolė stipriausia. Nes greitis yra šiaip toks mažiausiai gal trigerinantis dalykas dėl to, kad tai dažnai siejasi su asmeniniam savybėm ir kartais jos yra geros savybės, kaip toks operatyvumas, greitas reagavimas. Čia tikrai lyderiui labai pravarčia savybės, tai jeigu tai ir lengviau išmoksta padaryti vieną kitą praktiką, atsipalaiduoti, patapšnoti ar kažkokius atsipalaidavimus padaryti, kur tą sulėtėjimą. Nors čia, kai kalbu, tai kalbu apie tokį momentinį, nes apskritai žmonėms sulėtėti šitam produktyvumo pasaulyje yra labai sunku. Bet bent jau momentinį, tai tikrai mes gebam lengviau pritaikyti. Bet kontrolė, jinai daugiau yra ten, jeigu pažiūrėtumėm dar iš trauminės šaknis, daugeliu atveju yra ir tokie įsitikinimų, tiesiog pamatiniai dalykai, kurie ten kyla ir ta kontrolė yra tik simptomas, kuris pasireiškia. Tai čia va taip, kaip tuos praktelimų pirštais, kad taip lengvai pasakyti, nekontroliuok, nu taip nesigauna. Čia reikia jau naudoti kitus dalykus, kaip aš kartais sakau, per užpakalinės duris kartais reikia ateiti, kad ten stiprinti kitus dalykus arba į save gebėti pažiūrėti. Tai tiesiog yra technikų, kaip tą stiprinti. Ir gal čia mano praktikoje tas žinojimas, aš jau, jeigu reiktų pareitinguoti, būtų antroje vietoje, nors irgi labai stiprus. Nes to teisuoliškumo, tai čia yra kitas žanras, man tiesiog sutapė su kontrolė, matyt, daugiau ir viskuo, kas iš to išplaukia. Nes ten ir perfekcionizmai, ir tie vadinami high performingai, tai pas vadovai yra tokie, kaip čia vadinas, kaip dabar aukšto intensyvumo veikėjai.
Aukštinti. Gerai. Aš bandau, matai, aš galvoju tos Kaip angliškai skamba? Ką tu... Tai dabar jau, kaip pasakiau, galvoju high intensity, bet šiaip turėjau high performance. High performance, okei. Taip. Tai O kaip tave? aukšto našumas, tai performance aš dažniausiai tokį našumą naudoju, nes neefektyvumas, man atrodo, nepakankamai netiksli savoka, bet kadangi čia nėra mokslinė konferencija apie savoko naudojimą coachingo profesijai, judame atgal į organizacijas ir organizacijose viskas, kas yra vertinga, yra susijusi su tiesioginė praktika, ar ne, tą, ką mes galime pritaikyti. Žinai, uždaviau tau klausimą ir pats galvoju, kaip aš jį atsakyčiau irgi pats. Ir taip, tokio paprasto atsakymo nėra, bet aš vis tiek sakyčiau, svarbiausias arba didžiausias dalykas, su kuriuo man tenka dirbti, yra susijęs su žinojimo dalimi, ar ne, arba su ta žinojimo bloku, nes ten yra daugiausiai pokyčių, nes tai yra apie identitetą. Ar ne? Ir pirmas dalykas yra tas žinojimas, ar ne, tai yra žinojimas ir apie tai, kas aš, ir kas yra geras vadovas, ir kaip jisai turi veikti, ir kaip jisai turi pasirodyti komandoje, ir kaip jinai turi turėti visus atsakymus į visus klausimus, ir taip, kaip reikia elgtis, jeigu komandoje atsiranda daugiau nepatogios tylos, arba ten atsiranda kažkokia tai įtampa, arba konfliktas, kad čia reikia viską greičiau špakliuot, glaistyti, ten siūlus viską, kad čia būtų ta siena tokia vientisa, be nieko, be jokių viso kito, nors iš tikrųjų, bet kas šias komandas analizuoja, ar ne, ten panaudojant paprastą pavyzdžiui Lencioni modelį, ar ne, pasakytų, kad komanda neįmanoma, kad komanda būtų naši, jeigu joje nevyksta dalykiški konfliktai. Ar ne? Tai tas, kur mums vėlgi yra intuityvu, yra, kad vaibelis būtų geras, ar ne, kad visiems būtų gerai, kad būtų didesnis įsitraukimas, nes ir gerų komandos narių visuomet mums trūksta ir taip toliau panašiai, ir atrodytų, kad tas konfliktas, ta įtampa tokia atsirandanti, nors ir dalykinė, jinai sukelia dalį bent jau, dalį žmonių, taip intuityviai jinai sukelia tam tikrą nepatogumą. Ne? Tai vėlgi tai yra tam tikro permąstymas, bet kuriuo atveju pradedam nuo kažkokio greito vieno kito paremontavimo, ar ne, kaip jeigu atsakant į tavo klausimą, tai kitaip tariant, aišku, kad tai yra susiję dažniausiai su kontrolė, bet jeigu mes kalbam apie tam tikrą pokytį, tai turi pasikeisti aš. Ta prasme, aš turiu pasikeisti tam tikrą sąmoningumą, pasiekti suvokimo, ar ne? Tai kalbant ir apie tai, kas yra geras vadovas, ir koks yra mano vaidmuo, ir kas yra gera komanda, ir taip toliau, nes iš to ir vyksta visi kiti pokyčiai. Tai po to vis tiek mes judame žinojimo, mes judame žinojimo link. Bet žiūrėk, mes čia dabar su taim dviese kalbam, galbūt visgi mes galim dar kartą paskatinti, padrasinti tuos, kurie mus mato ir girdi, o jūs matote mus ir LinkedIn'oje, ir YouTube'e, ir Facebook'o, ir Instagram'o platformose. Gal jūs turite, gal norit paoponuot, gal norit klausimų užduot. Ir kol jūs galvojate apie tą klausimą, kokį norite užduot, vieną dalyką matyt mes norime su taim pasakyti ir norim pasigirti realiai. Jau siūlyti tą padaryti, nes tu taip dabar kalbėdamas, man dar dvi mintis atėjo, kaip aš sakau, gal kontrolė, tu sakai, gal tas žinojimas. Tai pirma mintis buvo apie tai, kad tikriausiai čia dar ir aš daugiau su moterim dirbu, tu daugiau su vyrais, tikriausiai natūraliai gal taip yra gavęs. Tai ir gal galėtume pasiginčyti, galbūt ir nebūtinai. Čia mintis visiškai nieko nepagrįsta. Ir antras dalykas, kurį tu paskui, kad taip ir prasideda nuo aš, nuo identiteto ir galvoju, kaip yra konstruojami mokymai, kad jie būtų tvarūs, kad pereitumėm visus segmentus ir tada galvoju, Dieve Miroslavai, pasipasakokim, kad sukonstravom tokius mokymus. Žinai, kad dažniausiai būna taip, kad jeigu tau kažkaip tai vis atrodo, kad kažkur tai, iniciatyva visuomet yra baudžiama darbo, mūsų komandų nariai, ir jūsų, tų, kurie mus klausotės ir matote, ar įrašo klausotės, komandų nariai puikiausiai žino tai, kad iniciatyva visuomet yra baudžiama darbo. Ir mes tą iniciatyvą turėjome ir galvojame, kad, žinome, kaip galima būtų padaryti gerus coachingo mokymus vadovams, kurie dirba organizacijose. Ar ne? Paėmėm ir padarėm, sertifikavom programą, apie tai nemažai kalbėjom mūsų prieš tai buvusiose laidose ir dabar
šviežiai iškempėm tokį, kaip ten tas landing page arba programos puslapį ir va dabar kaip tik ir kalbam apie tai, kad startuojame spalio 1 dieną. Ir jeigu iš čia esančių ir mūsų matančių ir girdinčių yra tų, kuriem yra įdomu, tai toje svetainėje jūs galite tikrai registruotis pokalbį ir mes apie tai pakalbėsim ir pasakysim, jeigu apraše yra daug parašyta, bet pasakysim ir pasitarsim, ar kartu šitos programos pagalba mes galime sukurti dar daugiau vertės jums, dirbant su jūsų komanda, jūsų organizacijai. Tai vat toks mano trumpas intro, nesinori čia ilgų reklamų, bet kaip tik galbūt reikia girtis čia daugiau. Ja, tai svarbu ir vat, kaip sakau, iš čia esančių, kam aktualu ir galvoju, ir jeigu iš čia esančių žinot, tokių, kuriems aktualu, čia tas, kur geriausia dalyba, daugybė yra dalyba, tai tikrai negailėkit, pasidalinkit su tais, kuriems žinot, kad būtų aktualu. Ir dar gal tiesiog bent jau vieną klausimą tau, Miroslavai, apie tai, kaip tavo matymų šitiem, kokie highlightai, jau neišverčiau, šitų mokymų yra koks drambliai, ant kurių laikosi šitie mokymai. Geras, nepasiruošiau šitam tavo klausimui. Dabar galvoju, kas highlightai? Autorius tikrai nesunkiai pasidalinsi. Galvoju, kokie highlightai? Tai žinai, highlightas yra labai paprastas arba svarbiausias. Čia viskas yra apie praktiką. Mūsų pagrindinis akcentas tai yra praktinis taikymas, ar ne? Tai reiškia, viską, apie ką mes kalbėsimės, viskas yra susijęs su to, kad ką būtų galima iškart pritaikyti savo darbo aplinkoje. O tie, kurie šiek tiek žino coachingą, žino, kad jo neįmanoma atmatyti ir kitose aplinkose. Ir natūraliai, ar ne, tas įgūdis, tas raumuo, kuris treniruojamas, ar ne, jisai tampa tam tikrą, po kurio laiko jisai tampa tam tikrą mąstysenos dalimi ir jau tu ir kitur mažiau vertini iškart iš anksto, mažiau iš anksto išrašinėjai receptus, o atsiranda tokia šiek tiek daugiau smalsumo ir kitose gyvenimo srityse, kaip mes sakom, tampi ne tik geresnių coachingo specialistų, šiuo atveju ne tik geresnių vadovų taikančių coachingo įgūdžius, arba coachingo įrankius, arba coachingo mąstyseną, arba coachingo kompetencijas, bet ir tampi geresnių žmogumi, kuris tą gali taikyti ir kitose gyvenimo srityse ir tikrai tai naudinga. Bet jeigu highlightas vienas, super praktiniai, žinosit iškart, ką reikia daryti, kaip reikia daryti, one-on-one'uose, pokalbiuose, susirinkimuose, planuojant tikslus, aptariant rezultatus, ar ne, kalbantis su savo vadovu, kalbantis su savo kolegom, kalbantis su savo komandos nariais. Tai aš sakyčiau, praksis, ar ne, tokia kaip ašys, praktika yra šitų mokymų širdis ir čia mes tryse neblogai, man atrodo, kad padirbėjom. Čia žinai, kai būna tokie būna pajokavimai apie tą patirtį. 3 žmonės, plus minus 40 metų, jūs aišku jaunesnės, ar ne, tai 18, tai sako, 120 metų patirties, nes supliusuoja 3 žmonių patirtį. 17 000 valandų, 500 000 dalyvių, ar ne? Tai mes sudėjome viską, ką žinome geriausia, ką patys taikėme ir taikome kaip vadovai, ir ką taiko, ir geriausias praktikas, ką taiko mūsų organizacijos nariai. Ir kaip praeitos savaitės, ar tiksliau šios savaitės Converge konferencija, tai yra pasaulinio lygmens coachingo konferencija, kokios yra geriausios praktikos visame pasaulyje. Ne? Tai ten viskas yra vienoj vietoj, 4 dienos, tokios labai smagios. Viskas, man atrodo, per daug mes čia... Labai geras tokius dabar tiltas gaunasi, bridge padarysim į tai, kad matau, dar turim laiko ir tikrai dar ir aš galvoju, porą dalykų noriu pasidalinti ir tavęs paklausti, kas padeda, žinai, kokie dalykai, atrodo, vienu žodžiu, sakėm, kad praktika, iš tikrųjų praktika, tai čia jau atrodo savaime suprantama, visur dabar tas patirtinis mokymasis, praktika, bet galim šiek tiek detaliau pažvelgti į tai, kaip tie kaip mokymasis, kaip padaryti taip, kad jis truktų ilgiau negu, dabar galvoju, aš neatsimenu Užmaršties kreivės autoriaus. Bet gal tu žinai iš raidės, Abe Houses kažkoks yra, kuris nustatys yra, per kiek laiko mes pamirštam informaciją mokymasi. Greitai, kaip matau greitai, mes pamirštam informaciją ir viską. Po valandos pamirštam pusę,
Ir viskas su tuo yra gerai. Jo. 50 gal procentų, o po savaitės ar kažkiek jau ten 10 procentų lieka. Tai vat, kur yra raktas į tai, kad nepamirštumėm ir kad tie nauji įrankiai susilietų su sena mąstysena ir gautųsi kažkoks jau naujas taikymas. O, žiūrėk, ir ko mes kalbėjom, ir ten kalbėjom apie tą programą, Darius mums parašė nemažai žinučių. Dariau, ačiū tau labai, iškart skaitom, darom tokią pertraukėlę, nes konkretus parašymas. Apie kontrolę, Darius Dzikavičius parašė, apie kontrolę ir žinojimą, bet tam tikrą paleidimą žinojimo mažiau. Tęsime, kaip būti, kai esi vadovas, o virš tavęs kitas vadovas. Tu turi žinoti ir kontroliuoti, nes tavęs klausia aukštesnysis vadovas akcininkas. Juk negali atsakyti, čia dabar nežinau, leidžiu savo mažiau žinoti ir ar kontroliuoti. Tavęs klausia, tu atsakai, arba tau reikia to atsakymo dažnai čia ir dabar. Koks geras klausimas. Visiškai iš gyvenimo. Mano net kūno atmintis prisimena, kai skaitau tuos bėgimus ir stovėjimus ir tikrai stovėjimus, kaip anksčiau vadindavom ant to kilimėlio, kur jau pas akcininką, kur kokį turi nubėgti ir žinoti. Tai tikrai atsimenu tą jausmą ir žinau, kaip jis atrodo tas, kur tikrai galvoje išsijungia visos technikos, visi žinojami, kad galbūt reiktų klausimų, gal kažkokią erdvę susikurti, bet aš kalbu apie savo atmintį, kurią turėjau tada, kai dar nesimokiau coachingo ir kai aš buvau, kaip aš sakau, tokia savamokslė vadovė. Aišku, mokymų buvo visuomet ir mes kaip vadovai visada ir kompetencijas gilinam ir keliam. Man asmeniškai labai padėjo šitas situacijas matyti kitaip ir vertinti kitaip coachingo mąstyseną. O ką tu turėjai omeny? Tai vat, žinai, atsakant Dariui, kuris ir parašo mums, aš tame gyvenu. Ir kadangi mes nemažai dirbam ir dirbam su komandom, vat, ir iš Klaipėdos vakaro atvažiavau, irgi po darbo dienos su komandom, ir tame gyvena labai daugelis vadovų. Ar ne, kur iš vienos pusės, kaip suprasti tą ribą tarp kontrolės, kuri juda į mikromanagementą, ir tarp to atsakomybės perleidimo, arba tarp to tikrojo ownershipo. Tokį visiškai nepopuliarų, pasakysiu, dalyką. Neteikia laimės ir neduoda atsakymo. Tai kažkada klausiau podcastą, kur po to dabar išsinešiau, aš jau gal esu ir sakęs, bet aš įtaikau gyvenime tą pasakymą, kai reikia man iš savęs pasijuokti. Tai nesijaudink, Aida, reikės pakeisti tik vieną dalyką. Kokį? Kaip smalsu dabar. Dariau, man nemažiau įdomiau tikiuosi negu tau. Angliškai tai skambėjo everything. Just one thing. Everything. Ką tu turi omeny dabar? Turiu omenyje, kad nėra tos piliulės, kad ką sakyti. Tai aišku, kad tuo metu tikriausiai vadovui reikia atsakymų, reikia to žinojimo ir visko, bet tas pokytis vyksta paraleliai. Čia mes veikiam kasdieninėse situacijose taip, kaip veikiam, kaip sugebam, kaip reaguojam, o paraleliai auginam kitą mąstyseną, kitą raumenį ir kažkurio metu jau iš kito atskaitos taško, jau susijungia ir iš kito atskaitos taško veikiam. Tai tas gebėjimas save atstovėti, mąstyti, neišsigąsti, mąstyti laisviau, galbūt užduoti, kai tau užduoda klausimą greitai, nes mes net ir klausimų uždavimą turim mokytis kaip raumenį. Aš atsimenu, visiškai nemokėjau užduoti klausimų. Aš mokėjau nurodymus labai gerai užduoti. Bet aš turėjau net mokytis, kad tą patį nurodymą aš galiu klausimų duoti. Tai čia yra toks sluoksniuotas dalykas, kaip everything, kiek daug dalykų reikia pakeisti, kad toje akimirkoje, kur stovi prieš svarbų asmenį ar kažkokiai sudėtingoje ir spaudime. Aišku, spaudimo sąlygomis tai viskas paaiškėja, visa mąstysena išlenda į viršų ir visi tas įrankių tvarumas. Bet aš daugiau gal į tokią filosofinę, jau gal Miroslavai, tu turi tokią... Miro tinka irgi. Praktiškesnį atsakymą.
Jo, tai matai, tai tavo toks pagrindas yra labai svarbus, žinai, tai aš kaip atsakyčiau Dariui, taip, tai yra įprasta situacija ir daugeliu atveju taip yra ir, kaip sakant, kartais mes esame tokiuose spąstuose, kai mūsų tiesioginiai vadovai yra mikromenedžeriai, ar ne, lygiai tokie patys, ar ne, tai vat ir tada jie pagal savo pasaulėvoką, jie vat, na, taip ir tą visą kelionę susidėlioja organizacijai ir viskas su to yra okei. Bet kuriuo atveju vis tiek nėra taip, kad tu turi žinoti visada apie viską. Ar ne? Tai pirmas dalykas tai yra susikalibruoti pačiam su savim, kokius pagrindinius parametrus aš turiu žinoti. Tai nėra, kad viską turiu visada žinoti. Kadangi aš Dariaus situacijų irgi esu buvęs. Yra tam tikri svarbus keli parametrai tikriausiai, kuriuos reikėtų žinoti labiau. Ir tada susitarti. Mes kaip darėm? Mes tarėmės su aukštesniu grandies vadovu. Ką aš turiu, kokie dalykai tau yra reikalingi iš manęs, kad tu galėtum, kaip nes aukštesnio lygmens vadovas, kodėl jam tų skaičių reikia, arba kodėl jam reikia konkrečios situacijos. Kad jisai galėtų dar kažkur tai kažkokį priimti sprendimą, arba vienas, arba kartu su kitais vadovais, arba kartu dar su, jeigu akcininkas dar yra viršui, kuris irgi mėgsta, kuris yra įmonės steigėjas, nuo pat pradžių bendrai įkūrėjas, kuris irgi viską žino, kiekvieną detalę, kur koks varščiukas ir taip toliau panašiai, ir irgi nori viską sukontroliuoti, ar ne? Tai tikriausiai dėl to. Tai pirmas dalykas tai yra suvokimas ir aiškus pokalbis. Antras dalykas, jeigu tai yra sudėtingai vyksta, jeigu tu neturi normalaus ryšio su savo tiesioginiu vadovu, tai yra formuoti ryšį, kai tu suformavęs ryšį, tu gali jo paklausti. O tau tikrai viso šito reikia? Nes tikriausiai jam dalies papildomų skaičių ir duomenų reikia tam, kad tame dideliame neapibrėžtume jausti šiek tiek užtikrinčiau. Tik tiek. Ar ne? Ir tai gali būti yra susijęs su santykio arba to pasitikėjimu su savo tiesioginiu vadovu. Tai yra verslo skaičiai, kurie yra būtini, jie dažniausiai atsispindi, nusikaskaduoja per strateginių tikslų lentelę ir ten pagrindinių rodiklių, nesvarbu, kokią sistemą jūs pasirinksite, nuo KPI ar KPI ir taip toliau, ar ne, tai pagrindiniai žymenys, dėl kurių reikia susitarti ir kurios reikia kontroliuoti. Ar ne? O antras dalykas, o visa kita yra, kaip ir priedas, ir tame reikia tartis ir kalibruotis. Ir Dariau, puikiai suprantu ir žinau, kad mes taip pat, irgi, kai dirbam su grupe, kiek ir kalbėjom, ir per konferenciją beje irgi kalbėjom. Kalbant apie vadovus, 50 plus metų. Kiek tu gali įtakoti pokyčio tame žmoguje? Labai mažai. Ar ne? Tu tik tiesiog gali būti instrumentu, čia aš jau kalbu apie coachingo specialistus, kuris užduoda klausimus ir aš sakau, kokia mano užduotis kartais tame pokalbėje. Yra, paskleisti dvejonę. Atrodytų irgi kontraintuityvu. Apie ką tai yra dvejonė? Dvejonė apie tai, kad taip, kaip tu darai šiuo metu, yra vienintelis teisingas įmanomas būdas daryti reikalus, nes tai yra absoliutinė tiesa. Visuomet yra daugiau būdų pasiekti tokių pačių, galbūt net ir geresnių rezultatų. Ne? Nes kai tu pasėjai dvejonę, kam tau tų skaičių reikia? O gal tau mažiau reikia skaičių, gal tau kitų reikia skaičių? O gal nereikia tiek dažnai? Susidėliokim tokią sistemą, nes aš atspindžiu tada, kaip man pačiam sekasi, nes dėl kiekvieno šito skaičiaus gavimas reiškia, kad aš turiu tada nusileisti operatyvinį lygmenį, vietoj to, kad galėčiau kokybiškai vadovauti savo komandai. Rūpintis strategiją, rūpintis kažkokiam naujojom arba inovacijom, rūpintis procesų tobulėjimu, ar ne, aš turiu stovėti šalia kiekvieno savo team lyduko arba netgi žemiau, tam, kad galėčiau tą informaciją duoti. Ar tikrai tai yra pats geriausias būdas man tau kurti vertės? Man kaip vadovai kurti tau kaip vadovai vertės? Ar viso to būtinai reikia? Ne? Ir vėlgi, tam, kad apie tai galima būtų kalbėtis, ir mes čia kalbam apie vadovavimo coachingo stiliumi, tu turi turėti erdvės pakankamai tam pokalbiui vykti. Jeigu viskas vyksta direktyvų ir taip toliau, tai šito greito pokyčio negalima tikėtis. Ir tai tiesiogiai susijęs su to mūsų trečiuoju klausimu. Ir Darius atrašo, ačiū už komentarą. Dariau, jeigu turi paoponuoti arba turi kažkokią įžvalgą,
fainai, aš labai džiaugiuosi, mes labai džiaugiamės, kad tu parašėjai, tai irgi gali parašyti ir atleisk, jeigu tu nu čia nepelnytai, ar ne, tai va, taip kažkaip norisi betarpiškai bendrauti. Va, ir tai susijęs tiesiogiai su trečiu klausimu, kad atrodo, kaip mokytis, kad išmoktum. Nu, atrodo, kad yra kažkoks yra receptas ir greitas sprendimas. Aš savo susidėlioju tokią sistemą. Žinoti, tai nereiškia daryti. Ir daryti nereiškia būti. Aha, ir tada tam, kad realiai mes ir dauguma mokymuose žmonių sustoja ties žinoti. Ar ne? O būtent mūsų tie coachingo mokymai, jeigu suskirti tarp sesijų yra tarpas, tarp tarpo yra privaloma praktika, yra workbookas, yra ten žurnalas, kurį reikia pildyti, atlikti pratimus, kažką daryti su savo komanda, ar ne? Tas pamažu žinoti virsta daryti, o kai mes kartuojame tą daryti, jau pamažu yra daugiau paskatų būti, nes tu pamatai, kad kažkas pasikeitė, ar ne? Tai vat irgi klausimas, kaip mokytis, kad išmoktum, atrodytų, kad yra paprastas atsakymas. Ir paprastas atsakymas yra labai nepatogus. Jis yra žymiai nuobodesnis, negu dauguma vadovų tikisi. Arba mokymų dalyvių. Nes dauguma mokymų dalyvių tikisi, kad čia yra kažkoks triukas. Vienas tą triuką, aš paimsiu tą triuką, greitai jį ten kažkokį įprotį, kažkokį mikro padarysiu, ir viskas vyksta. Ne? Ir tai yra netiesa. Jeigu kažkas jums sako, kad tai bus ir to pažada, netikėkit šitais pranašais, nes tai yra netiesa. Nes pagrindinis dalykas, ko reikia, tam, kad išmoktum, reikia kartoti. Pagrindinis dalykas yra kartojimas. Tik tiek. Tai reiškia, tu negali visko paimti, turi paimti tokį, kažkokią tai vieną mažą dalyką ir jį kartoti pakankamai ilgai kartų, kad iš žinoti tai taptų daryti, o pamažu darant tai taptų identiteto dalimi būti, ar ne, tu darytum tai labiau automatiškai. Ir sakau, kada kažkoks įprotis įsidėgia, aš savo taip sakau, įprotis išsidėgia tada, kada jo nepadarimas to dalyko, veiksmo, sukuria didesnį diskomfortą negu padarimas. Diskomfortas vis tiek yra. Ar ne? Tik tai tu jauti, pasiėmė reflektyvią praktiką, ką sakom vadovams, pirmas dalykas, nuo ko reikia apmąstyti. Ne? Reikia apmąstyti, reflektuoti, kas įvyko, kokie buvo tikslai, planai, kaip aš jaučiuosi, retrospektyva, perspektyva čia ir dabar. Ar ne? Tai kada tu jos nepadarai, ją padaryti reikia prisėsti vakare, pavargęs, geriau pailsėti, su šeima pabendrauti ir taip toliau. Taip nesinori, ne, taip nepatogu, toks diskomfortas, bet jeigu tu nepadarai, tu jauti dar didesnį diskomfortą. Tai tada kažkas įsidėgia. Tai vėl, Aida, aš ilgą monologą varau, tai žodis, bet po to pagalvojau, kad nepaprieštarausiu, o išversiu į kitą kalbą, nes galvoju, mes visi skirtingai mąstom. Tiesiog skirtingas savokas ir naudojam ir žodynai mūsų nuo mūsų aplinkos priklauso. Tai, kaip pasakai, kartojimas, ir man užkalvoju, Dieve, tai čia tikrai nepadeda tas kartojimas, bet po to pagalvoju, kad tiesiog čia irgi, mano supratime, aš išverčiau į savo kalbą ir suprantu, kad tai jis turi omeny nuoseklumą, ritmą, praktiką, nes kartojimas tai pripažinta, tas kalimas, jis yra neefektyvus būdas. Ir pavyzdžiui, tas tikrai mano pamėgtas būdas, kur mes pasižymim markeriais, ten kartojam, skaitom daugybę kartų, yra pripažinta, kad tai yra neefektyvus. Efektyviau būtų užversti ten tą knygą ar kažką klausomo. Ir visiškai tiesiog atsisėsti ir pabandyti savo pasakyti, informacijos sugrąžinimas, nesvarbu, kiek plyšių joje bus, kaip pavyks susigrąžinti, čia poveikis yra nepamatuojamai didesnis. Kodėl sako tas protežė, ar kaip nemoku prancūziškai, efektas, tai yra mokymas kitų, yra vienas galingiausių mokymosi įsisavinimo formų, bet matau, tu rodai dar klausimas čia, ar kas yra? Ne, aš labai, man salsta širdys, ir aš noriu tą pamatyti ir perskaityti, ir Darius parašė, dar Miroslavai, gaunu jūsų naujienlaiškius ir labai mielai jos skaitau ir vertinu, ačiū už tas įžvalgas, mikro mokymus kasdien, ačiū labai.
Ačiū labai už šiltus žodžius, kadangi visus komentarus įgarsiname mes, nes dalis galbūt važiuodami klausosi mūsų, tai garsinau ir šitą ir ačiū labai Dariau už atliepimą. Čia kaip sakiau, kad perteiksim truputį savo savasties ir štai pamatom, tikrai aš irgi skaitau ir vertinu Miroslavo naujienlaiškius, tai laukiu tiesiog. Ačiū. Aida turi tokių moterų ratus ir aš Aida visą laiką špilkuoju, sakau, Aida, o kada galima bus, kada galima ir vyrams jos prisijungti, nes tik tai moteris orientuotos, moteris vadovės, moteris lyderis, nesvarbu, ar tai organizacija, ar tai yra gyvenime ir taip toliau. Ne? Žiūrėk, tai dabar klausimas į pačią pabaigą. Jeigu taip mums galima būtų susumuoti samap, ar ne, tai reiškia, galima būtų apibendrinti, vėlgi be anglicizmo, apie tai, ką mes šiandien su tavim kalbėjome, ką tu pasakytum? Aš tai dar noriu pasakyti, kaip mokytis dar geriau. Sakyk. Galvoju, tikrai pakartojimai, tai čia tik vienas iš dalykų. Aha. O kas dar? Ir pavyzdžiui, čia irgi, kaip tu mėgsti ten trijulės, pažiūrėsiu, ar man gausis 3, bet, tai gerai, jeigu vieną įtraukiu, kad mokymas kitų tikrai padeda, arba tas informacijos susigrąžinimas, tai kodėl mokymai, jeigu konstruojami taip, kada yra testavimo, savęs apklausos, refleksijos, kažkur, ką mes dažnai tingim daryti, nes lengviau yra paklausyti, pažiūrėti įrašą, podcast'o paklausyti arba lektoriaus paklausyti ir kai ateina ta dalis, kur darysime užduotėlę. Tiesiog. Nes mes suaugę jau kartais tai yra nepatogumas ir ką tu ir sakei, geri mokymai turi būti nepatogus, o ne motyvuojantis, įkvepiantis ir uždegantis energiją. Tai šitie galioja tas 2 dienas ar kiek ten. Tikrai gerą jausmą, šiaip geri, nes gerą jausmą sukuria, bet poveikio prasme jie turi būti nepatogus. Tai tas mokymasis savęs arba kitų labai padeda. Aha. Tokių įdomesnių pasakysiu, nes šiaip yra, galiu čia kitokių dalykų, kaip ten grįžtamasis ryšys, savęs tyrinėjimas. Bet, pavyzdžiui, antrą aš dėčiau miegas labai padeda mokytis. O, geras. Aha, pasakyk daugiau, labai smalsu. Tai nieko čia naujo nepasakysiu, tikrai ir mokslų grįstas empirinis dalykas, kad miegodami mes integruojam informaciją, perrašom į ilgalaikę atmintį. Ir aš kalbu apie kokybišką miegą ir jeigu, tarkim, įsivaizduokit, mokomės, vakare, užimtas vadovas vakare mokosi, tai gal geriau nueiti ten 11 miegoti, nesiruošiant kažkokiam ar atsiskaitimui, jeigu tokių yra, iki 2, o nueiti 11 ir išsimiegoti ir apdoroti tą informaciją, kurią iki to laiko pavyko apdoroti ir mokytis, nes perteklinė informacija irgi nepadeda. Perteklinė ir persimokymas, tai poilsis. Čia miegas, tai turiu omeny kaip geras poilsis. Jis irgi padeda kokybiškiau mokytis. Ir dar vieną, man atrodo, taip pamirštą nepelnytai dalyką. Taip. Tai yra, čia irgi galim klikbaitiškai pavadinti, pavyzdžiui, svajojimas, nieko neveikimas, ėjimas į dušą, bet jeigu taip moksliškai pavadinti, default mode network, nežinau, net neversiu lietuvių kalbą, kaip vadinasi tas tinklas smegenų, default mode network iš tikrųjų, kur įsijungia tik tada, kai sustojame. Jis niekada kitų laikų neįsijungia, jis tik tada, kai sustojam įsijungia, tada integruojam, kuriam prasmes, formuojam kažkokias įžvalgas, kūrybiškumas įsijungia. Ir aš įsivaizduoju, kaip mes save apvagiam, kai nėra vietos šitam DMN. Man tikrai yra... Mes galėtume padaryti vieną kokį pokalbį anglų kalba. Man atrodo, kad irgi ten daug tokių sąvokų, kurios į lietuvių kalbą išversti yra šiokių tokių sudėtingumų, nes jie praktiškai taip... Aš žinau, kad jaunoji karta net nesistengia versti ir tai yra normalu. Aš daug mokausi anglų kalbą ir man irgi taip lieka kažkur atminti tokios sąvokos, bet man asmeniškai yra smalsu, aš visada ieškau tų
vertimų kaip lietuviškai naudojama. Gal ne visada žinau, tai va šiandien sužinau, ačiū Miroslavai, našumas. Na, mes turim du komentarus ir labas Deimantė, ir Deimantės turim irgi Vilkauskaitės komentaras, sveiki, prisidedu, skaitau visus naujienoiškus, vienas net panaudotas vadovų klubo susitikimui. Ačiū labai Deimantė už atliepimą ir Jolanta Antanavičienė irgi parašė, ačiū už įžvalgas ir kaip visada žmogišką kalbą. Ačiū labai, kad parašėt kažką, mes tada suprantam, kad mes ne dviese čia sėdim kalbamės ir tas yra irgi labai gerai. Labai. Taip ir gerai rodo, kad jau turim baigti šitą pokalbį. Yra trys žodžiai į pabaigą. Man norisi vis tiek jos pasakyti, jeigu apibendrinant apie tai, ką mes kalbėjom. 3 klausimai ir 3 žodžiai kažkaip man gaunasi taip, kad aš bent jau savo išsinešu, nes stengiuosi viską per tas trijulės, tu jau žinai. Ir Deimantė beje žino, kad per tas trikampius trijulės, tai vienas žodis tai yra atotrūkis. Ne, tai pirmas klausimas. Kaip komanda mato ir kaip aš matau. Ar ne? Tai yra intencija versus elgesys. Antras žodis tai yra atimti, atėmimas. Tai yra rankinis stabdis, tai yra kažko daryti mažiau. Tam, kad tą rankinį stabdį nuleisti. Tai yra dažniausiai susijęs su dalykai, kurie yra aplink, kontrolė, aplink identiteto sukiojasi. Ir trečias dalykas tai yra kartojimas. Tai suprasti tai yra tik pradžia. O tam, kad kažkas pasikeistų, tą reikia taikyti nuolatos ir kartoti, kaip tu sakė, ar ne? Tai yra toks nuoseklus darimas. Koks gražus būtų pabaigos mūsų žodis visiems, kurie buvo su mumis? Tai aš irgi galvoju 3 žodžius, kol tu sakai, ausim klausiau, kitą galvoju. Ausim klausiau, kitą galvoju, faina labai nuskambėjo. Tai... Tu taip gerai apipavidalinai viską, tai nesinori irgi savo čia tokio uždėti matymą, tai aš tiesiog iš kitos gal pusės pasakysiu, nervinių takų kūrimas. Man mokymasis yra tokių neuroninių jungčių kūrimas ir tada tie nauji įrankiai atsiduria naujoj mąstysenoj. Tiesiog reikia sakyti tą. Tai tikrai yra labai vidinis gal net persitvarkymas kažkuria prasme vyksta ir tada naujas aš, galim pervadinti naujas aš, nauji įrankiai. Geras. Aida, fainai labai, kad mes su tavim šiandien pasikalbėjom. Ačiū tau ir visiems tikrai už tą interaktyvumą, taip gerai jaustis, kad ne dviese čia kalbam. Ačiū labai. Tai dar kartą ačiū ir Brigitai, ir dar LinkedIn user, ten vardo kažkodėl mums neparodė. Ir Jolantai ačiū, ir Dariui ačiū. Ir Deimantei taip pat. Ačiū jums visiems ir iki kito pasimatymo, iki kitų kartų. Dėkui visą.